Sekmadienį Dembavos bendruomenė surengė gatvės kultūros dieną, skirtą naujo sporto aikštyno atidarymui paminėti ir suburti vietos gyventojus, jaunimą bei svečius į sporto, meno, komercijos, muzikos ir laisvalaikio dieną. Mes bendruomenė sprendėm padaryti mūsų naujo aikštyno atidarymo šventę ir suorganizavom tokią kaip gatvės kultūros dieną, kadangi pagalvojom, kad dauguma aikštyno veiklų yra labai susijusi su gatvės kultūra. Taip pat taikėm šiek tiek jaunesnę auditoriją, norėjom išskirti mūsų Dembavos išskirtinumą, nors esam rajone, bet labiau miestietiškos kultūros atstovai esam. Tai vat padarėm tokią gatvės kultūros dieną. Programa prasidėjo nuo 10 ryto, pradėjo futbolininkai, krepšininkai savo turnyrus organizuoti, tada 1 valandą bagažinių turgus. Pradėjau dabar šiuo metu parkuojasi, tai turim pramogas vaikam nemokamas, išsirikiavo gatvės maisto prekeiviai, 12 valandą startuoja breiko turnyras ir tada nuo 5 valandų bus oficialus aikštyno atidarimas, atvyks savivaldybės atstovai, rangovai, kiti svečiai. Šventė pasižymėjo sporto varžybų gausa, ypač didelio dėmesio sulaukė krepšinio ir futbolo varžybos. Tai vyksta gatvės kultūros diena ir 3x3 krepšinis viena iš tokių dalių. Čia iš viso 42 komandas šiandien turim, 5 amžiaus grupės, gausiausios tai pačių jauniausių 12 ir pačių vyriausių mėgėjų grupė, tai ten vienoje 12, kitoje 21 komanda žais, o dar kitose grupėse po 3 komandas. Yra, mačiau, ir Kaunas, ir Vilnius, ir tas pats, aišku, Panevėžys, Panevėžio rajonas, Kupiškis yra įvairių. Čia aplinkui, aišku, labai iš Klaipėdos nemačiau nieko nuo pajūrio, bet aplinkui tikrai pakankamai gausiai čia tų dalyvių. Išskirtiniai medaliai yra padaryti, tokia aikštelės formos, kaip sakyti, netipiniai tokie išskirtiniai medaliai paruošti, taip pat nugalėtojų taurė ir dar piniginiais prizais nugalėtojus apdovanosim. Tai 12-mečiam esam 100 eurų paruošę pirmai vietai, tai jiem gal bus ir staigmena, nes skelbėm šitą, tai manau, kad džiaugsis. Mes bendruomenės nariai ir futbolo klubus organizuojam turnyrą vaikų. Pasikvietėm 5 komandas iš rajono, iš kitų miestelių. Tikrai smagu, kad atsidaro aikštynas, kurio laukiam begalę metų. 2-3 metus laukiam, kol pagaliau turim kur sportuoti. Mūsų Dembavos vaikai žaidžia Lietuvos federacijos 3 grupėse – U9, U12, U16. Turim Dembavos vyrų 2 komandas, 1 komanda žaidžia 2 lygoje. B komanda žaidžia Panevėžio apskrity. Taip pat labai malonu, kad nuo pernai metų padarė Velžį paplūdimio aikštelę. Turim gan stiprią paplūdimio komandą Dembavos, kuri prieš 2 metus taurę laimėjo, pernai liko antri Lietuvoje. Ir tą futbolą labai propaguojam dėl to, kad mums svarbu vaikų užimtums, kad jie sportuotų, kad būtų vaikam ką veikti. Gatvės kultūros dienoje Dembavoje be krepšinio ir futbolo varžybų vyko breiko kovų bei kompiuterinių žaidimų turnyrai, bagažinių turgus, gatvės maisto erdvė, vaikų pramogos ir gatvės muzikos koncertas. Šventės dalyviai džiaugiasi tokia bendruomenės iniciatyva, o patys bendruomenės nariai vardijo pliusus, kodėl čia gera gyventi. Labai malonu, kad bendruomenė tokią šventę sudaro ir ne šiaip bendruomenė, o visam miestui ir apylinkėm, tai labai vertinam, kad teigiamai, labai gražu. Kaip manot, kokie pliusai gyventi Dembavoje? Manau, pati bendruomenė gana, galvoju, yra susigyvenusi, labai vieni kitiem padeda. Manau, didžiausias pliusas yra, kad netoli miestas Panevėžio, taip pat netoli parkas labai gražus, tai manau tikrai verta dėmesį gyventi čia būtų. Puikiai, daugiau tokių. Gal gamta turbūt, ramus, tyras oras. Tai labai išsiplėtė, labai. Buvo laukai, čia daržai, o dabar jau, pliusai, švaresnis oras, arti miestas, viskas labai puiku. Pati geriausia vieta gyventi. Man atrodo, pagrindinis privalumas tai yra dermė tarp gamtos ir miesto, ne? Mes turime visko Dembavoje ir nuostabią Nevėžio pakrantę, ir pušinėlį, bet to pačiu ir miesto kultūros elementų, kaip šitas aikštynas, kaip
kaip daugiabučiai stovintis ar ne aplinkai. Tai labai, labai įvairi mūsų gyvenvietė ir tiesiog stengiamės visus priimti. Projektas Gatvės kultūros diena Dembavoje įgyvendintas pagal Panevėžio rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją.